Šiandien jaučiuosi visiškai kaip sudaužytas, bet taip visada būna po Hamleto spektaklio. Kitą dieną kaip po tokių kažkokių muštynių jautiesi kažkoks... Vienu žodžiu. Čia yra video blogas. Labas. Jau yra suvesta pusė mano naujo albumo. Viskas artėja į galutinį rezultatą. Naujas albumas vadinsis Elektroninis dievas. Keistas pavadinimas. Kažkaip kiekvieną kartą įrašinėju, galvoju, patiks žmonėm, nepatiks. Man šį kartą atrodo, kad jį turi lydėti visiška komercinė nesėkmė. Jis absoliučiai netitinka jokių komercinių nei pop, nei rock muzikos reikalavimų. Jis kažkoks, net nežinau kaip jį pavadinti. Bet man labai patinka. Ką aš norėjau pasakyti? Jau greitai duosiu radijo stotims vieną naują dainą. Nesu įstikinęs, kad radijo stotis ją gros. O albumas išeis lapkričio pradžioj. Lapkričio 7 turiu sugrįžti iš gastrolių Rusijoje. Ir iš karto ir sudėsiu viską į internetą. Vis tiek jūs neperkat tos muzikos. Parsipūskit nemokamai ir klausykit. Kompaktiniai diskai, aišku, jie bus tiems, kas yra geros įrašo kokybės mėgėjai. Pirmas mano turo, kuris vyks lapkričio ir gruodžio mėnesiais koncertas, lapkričio 19 dieną, Druskininkų kolonadoje. Bet iki to bus dar keli koncertai. Spalio 7, 8, 9 dienomis į Lietuvą atvažiuos mano geras draugas, garsus Zambijos muzikantas Maiko Zulu. Mes padarysim Palangoj, Kaune ir Vilniuje 3 koncertus, kurie bus skirti Zambijos vaikams, kuriuose irgi dalyvausiu kaip svečias. Kol kas tiek.